Rūkimas tai yra labai tiesioginis poveikis į kraujagyslės. Tiesioginis. Jau net nereikia šnekėti apie tai, kad proonkologinis faktorius konkrečiai, ar ne? Daug yra įrodymų, nereikia čia toli ieškoti, bet dar yra labai svarbu apie kraujagyslę šnekėti, o jos yra visur. Ir jos yra širdį, jos pradeda kimštis dėl to, kad paveikiama yra vidinė kraujagyslės sienelė, o dar žiūrėk, jeigu šiek tiek cukraus daugiau plaukioja kraujyje, tas irgi prisideda prie sienelės pažaidos ir tada va, tas cholesterolis, trečias jau faktorius, ar ne? Prie jo pagaliau. Iš tikrųjų, jisai pradeda prilipti ir užkimšinėti kraujagyslės. Tai čia ne tik apie infarktus reikia šnekėti, insultus, ar ne? Čia yra kraujagyslės visur, apie galūnėse, smulkiasias kraujagyslės, kai užsikemša. Kodėl kojos pirštą nupjauti tenka, paskui pėdą, rūkoriai yra